Nu, viskas aišku, čia daug kur tik rusana. Kas žydi laukose, ošia miške ir garuoja lėkštėje. Nu, nežinau daug kad dėtus krosans, nes bulvinė blyna turi būti iš tikrų. Tai padarė tai faktinį klaidą, kurie atvariau į savo vietą, kur bandys praleisti naktį, bet kažkas ten tam gali baub. Nežinau, gal išgirsti. Ir kas man įdomu, panėjau, kad, nu, galvojau, o kada pamatot kamerą, galvojau, čia ir filmuos. Bet čia štai ir, nu, tipo pėdsaka kažkino. Ir čia šitą dar. Taiks. Gėlis pėdas. Ir ten, tipo, nubėga. Ir tuo pačiu pasėjo. Tai. Pėzdu jau, čia niek neatsitiks. Jaučiu, kad čia pabūsim. Bet aš kepsiu šašlyks. Tai tikra katės kas nors. Jeigu ne iš gyvūnus, tai iš žmonių. Jo, o aš esu prie marių. Gerą, dabar tikrą turėjot girdėti. Šiandien norėčiau patestuoti Temu daiktus, kuriuos nusipirkau ir suonas pabandyti praleisti naktį. Galim pradėti nuo to, kad aš apskritą niek pasiimsiu, ko man reikėtų naktį. Tik kuprinė, ko turiu, tai, nu, ir šiek tiek maistą iki rytojaus ir, nu, powerbanką ir kameras. Nu, kiaušinio aukščiausias rūšis. Aišku, gal iki jūs netgi nesimatys, nes kamera gan tolės padės. Kas be ko mėsos turi, šašlykų. Nu, tų šašlykų pasimėjau, gal pavyks užsikoryti oginį. Aišku, galite sakyti, kad aš už kameras esu sėdėjęs vis palapienis ir vis mėgmais, bet, nu, pačiam neįdomu būtų taip daryti. Tai ko, te turi tik maistą ir laidų su pakrovėjas. Tai aš manau, mes galim niek nelaukti ir pasižiūrėti, ko aš turiu iš tų Temų pasiimsiu. Nes aš užsisakiau gal prieš kokius porą mėnesių. Turim ateik šitą, iš šiaip nemažą sver, gal 7, net, gal kokį 7 kg geri. Bandom plėšti. Gal aš čia susidėsiu visko tada. Galim nuo mažiausiai įrungti pradėti, kad turėjom. Ai, čia žinau, kas ir čia toks kaip mini pjūklėlis ir. Tai jo, žiūrom, kaip tos pjūklėlis veik. Nu, aš gal netgi sakyčiau, ant 7 kartinis toks. Nes kažkada stojus aš, nu, bet nu, sunkiai veik, sunkiai. Ir čia, žinau, dabar turiu kaip suvartins, bet aišku, paskiau tos V šiukšlės bus išmestas. Aš šiaut, kaip manys krosdėlį subinkondžiu. Ne, čia tikrai yra kažko. Tai va mes ir turim tuokį suronkinom siūlėlį. Tas siūlėlis ir metalinis, ir ancir. Na ir gal netgi jums parodyti. Ir tu te apjaujant to medį. Aišku, paskiau dar pabandysim prasitestuoti, kai pagaliokį, nes vis tiek. Aš kiek atsimenu, pasiimsiu tai kaip viryklį. Tai puikiai untanas galės panaudoti, kai reikės malkų. Ir anu kainą galim skaičiuoti, kiek išvis buvo apie 40 centų už toikštą. Aš maždaug kainas atsimenu, nes prieš darant to video pasižiūrėjau, kiek kainuoja. Gerai. Na, supakavams nėra pačios aukščiausios kokybės. Ir kas čia yra? Čia yra lempa pakraunam. Aišku, kad bus įsikrovęs. Atsakau, kad net neveiks. Nežinau, taip turėtų būti. Tuos lempas kaina buvo 1,20 €. Jo, šitas pakrovės daugiau kainau negu ta lempa. Ai, čia įsisuk. Kaip gera šveit. Šiaip žiauriai ryškia šveit, kas į labai gera. Ir man patinka su USB kraunus. Labai ryškia šveit. Kaip už 1,20 € tikrą, tam duodu stiprų 8. Bet į Temu irgi ir geri. Aš, man rodos, nu pirmą jaučiu kartą naudojau Temu, nes prieš tai iš AliExpress sakydavos.
prisijungiu ir viskas, tad naujoko dovana. Buvo 4 prekes, išsirink nemokamą, oi galvoju visai fainę. Pasiėmiau lempą, kad buvau pigiausiai, tada powerbanks 20 eurų, tada, saulės ten baterija apie 30 eurų ir dar tų palapėnių už 100 eurų. Ir iš sako laims ratų, iš tų 4 daiktų, katru gaus nemokamą įspėko, tai aišku, kad lempų už eurą. Ir tai už to pat nemokam dovant turėjau 20 eurų susimokėti, tai, nežinau, kiek dovant skaitas. Bet jo lempa tai 8, sakyčiau, tikrai geras dalykas. Ant čia jau matau, kas čia bus. Turim paprastą pėliuką, katru pasiėmiau, bet ant ir toks daugia funkcijų. Žirklis nagam karpyt, alų atsidaryt, keulę pjauti, ne keulę, šašlykam pjaustyt bus. Vyno atsidaryt, vyną neturėm, bet atidaryto turėm, tai vyną dar reikėtų. Niekada daug apie ir nepasakysi. Paprastas kišeninis geras pėliuks, katras kainavo, 2,50 € kažkur buvo. Aišku, paskiau išbandysim, bet, iš kokybę atrodo koks 8. O gera, tas vienas iš tų sunkesnių ir. Tai čia ir keptovė. Paprast keptovį, žinau, mokėjau, gal 4 eurų užin buvau, bet Ana ir gera, aš manau. Ano galės panaudoti. Bet kam ir minus, kad tas pats metalas sen kart suronkint, tai, tikra, kad įkais ir ronkint ir bus bišk problem, ką reikės nukepti. Tai jau jeigu te pertinant, iš kokybę atrodo gera, tai duočiau kokį 7. Gera, va čia ir įdomus dalykas. Čia pagal po įspriek nukret atgal pas kurjerį. Tai čia pagal visko ir palapėnė. Ir Ana yra tipo gelbėjimais palapėnė. Ir kuo skirs paprastos tuom, kad tu jau parodys. Ana ir paprasta tiesiog tokį kliuvelį, bet išvedau sanator tokios folijas spalvos medžiagą. Ir ko ta folija daug, tai Ana ir priemonė nuo hipotermijos. Ir ko ta hipotermija reiškia iš vis pirm, tai ir stadija, kai kūns labai atšal žemiau negu normalios temperatūros ir pats organizmus negal normaliai funkcionuoti. Tai tada jau turi visus skysčius gerti ar šiltus rūbus dėvėti, gal net toks plivelis naudoti. Aš manau, gal kokių kariuomenė naudoja, gal kažkokį panašų principą medika netgi tur. Jeigu ir labai šaltas, tai kažko tur užkluoti žmogų, kad sušildyti, tai tam ir įskirta plivelį. Tik iš anos gali neapsikluoti, o visą to ką palapinti ir kampį pasistatyti. Einam prekėt atradėm. Ne vienkartinis čia. Čia jau skaitos, kad čia bus. Jo, prožektorius tikrai. Ir įdomu, kaip man sveiks. Jeigu man sveiks taip pat gera kaip talim, tai aš žiauriai džiaugsiuos. On irgi su USB kranus. Aš žiūrėk ir veik pasirodo. Kas čia? Gal jie savai nereikėtų šveist, bet čia gali apskritimą, kad šveit arba susiaurinti, arba suplatinti. Ir dėl ko aš durnėlis pasimiau raudonį lempą, nes, pavyzdžiui, naktį raudon šveis, žymiai mažiau šveiti iš toli. Ar tu esi su balta lempa, ir iš toli tikrai matysis, kaip koks traktorių lemps kažveis. O su raudon, kas ir įdomu, kad naktį, labai minimaliai matos, bet tas pats efektas. Gali pasišveisti ir būsi mažiau pastebimas. Aš už aną mokėjau 2 eurus, bet tikrai gerą šveit. Dar turim kažko. Bet čia ir net nežinau, ką padins. Man rods magnio lasdelis čia ir. Magnio lasdelis ikonos dar aš galės parodyti, aišku. Prožektorių nevertinau, tai prožektorius bus, dėkiam 9, nes, gera šveit, savo darbą atlik. Ir kas per nesamanytos lasdelis, tiesiog pagaliuks. 2 pagaliuką 20 centų kainavo. Ko su ano daryti, tai čia ir magnio lasdelis ir anos ir kaip geras dalyks pradėti ugniauškoti. Ką aš internet mačiau, kad pagal viską tu turėtum
tų lasdelių prisidruošti ant žievės ar ant dar ko nors. Prisidruoži ir tada sonau uždegi. Bet aš galvojau, kad tuo pačiu principu ir taip galėtų įbriežti. Tai kol kas aš namdau 10 centų viens kainavo. Kol kas neveik, bet pažiūrėsim, gal aš netep ilgus, manau. Net neįsivaizduoju, kas čia yra labai lengvas dalykas. Ir atei progą panaudoti savo peilioką, kad rotoriam. Okay. Ir tai akinė skaitymų ir akivaizdu, iškart matus. Jo, tai aš mėgstu knygą skaityti ir šiaip man reikia akins nešviet, nes prie ekranų dirbu, tai pasimiau akins skaitymų, bet aš žiūrėk, kaip gerai atrodo. Šiaip atrodo labai tai neblog medžiaga, kainavo €30. Paskiau gal parašys, kiek bendras sum gavos, nes dabar jau tikrai nesusieksiu. Nu, jie atrodo visai tokie patrauklus, gal ir į miestą, ir į Palangą galėtum išvažiuoti, tai sakyčiau 7 žakins. Žiūrėk, tas daugiau jo sver. Bet matos, kad nepasakys netgi iš kur, nes nėra kalbos anglų. Nu, tai įdomi. Okei, čia jau bus įdomus. Čia ir man rodos įdomiausias dalykas iš visų. Čia bus pats geriausias dalykas, už katro daugiausiai sumokėjau 12 eurų. Saulės kolektorius. Skaičiau komentarus, tai gaidžiai sakė. Net daugam neveikia, bet labai tikus, kad man jau atveiks. Aš dabar išpakavau saulės, nelabai ir prutus medžius. Aš pat ko nežinau, ar tur gauti tiesioginį saulės šveis, ar užten, kad šiek tiek šveit. Ir kas man patinka, jau dabar gal pamatyti, kad deg lemputė. Tai vadins, jo, šveit. Pažiūrėsim, kiek yra telefon kran. Šiaip žiūriu, aš to video dabar nufilmuoju, ko apžvelgiau ir pasižiūriu, ar kamera geras to, ar garsus normalus. Ir žiauriai ilgs video, man rodos, gausis. Nes bandau kuo trumpiau pasakoti, bet vis tiek jau apie 15 minučių sėd kapdurnėlį. Čia ir įdomus dalykas irgi. Tas žodis, kas čia ir rimuojas su žodžiu rimeks. O iš tikrųjų čia ir hamaks. Ir aš man rodos, kad čia naktį mėgos un hamak. Aš girdu, kaip tie garsai artie primuotis. Aš nenorėčiau ant žemę mėgoti, tai aš jau kažkur medį viršų hamak pasidarysiu. Čia yra visokių šniūrų pridėta. Tiesiogiai tų žodžių prasmi. Ir karabinas visas daržas. Ir aš matau, kad ant sen iškart sumaišėlį išvein. Už mokėjau 4,07 €. Kaip iš medžiagą kol kas kiek paliečiau, tai sakyčiau, stiprus 8 arba silpnus 9 būtų. Tai galim pažiūrėti, kas čia yra. Čia jau žiūrėk, čia jau bus iškėtų tikėjos, man rodos, kad taip man reikia supakuoti. Kinija kvep. Iškart visum ligom dabar susirgau. Jeigu ant sniekiaurs, aš bus labai patenkinti. Spausiu like tada ant savo video, jeigu ant bus geras. Čia ir pripačiam čiužinys. Tai gerai, paliksiu šiandien dabar tep ir žiūrėsim, ar išsileis svars. Bet, atrodo patogus. Jau netgi primėga jau traukti iš tikrųjų. Kaina, nežinau, ar sakiau, kiek kainau, gal 3 € kažkur. Ir šiaip atrodo labai nebloga kol kas, tai sakyčiau 8 toks. Ir turim paskutinį, bet tas jau daugiausia sver. Ir aš žinau, kas čia yra. Aš taip gerai žinau, kad aš net pasakyt gal, kas čia yra. Čia yra ta dujinė, ta tokia apviriklėlė, kur aš sakiau, kur pasiėmiau. Tai galim apžvelgti. Tai, oho. Aš šiaip pirkau sidabrinį, bet man jį atsiunt mėlyn. Čia gal plėvelė, jo, čia plėvelė nenusiims ir kapant sveik, tai ir viskas. Ir čia ir vis magija. Turim grotels šašlykam kepti. Supakuoti tai labai stipria. Kas man patinka, tai net įbrėžimų neturi.
Sakyčiau, kad bišk persistengia, nei su to įpakavom tokį, nes, nu, nemeluos, kokiek 20 minučių čia sėdu ir bandau tus visus nulopti ir tai nemusko baigiau, nes, nu, dar tai kraštą lik. Tai ta dalis ir skirta tam, kad įsimauti į apačią ir Ana pelen surenka. Ir kas man patinka, čia atsidaro, tai čia gali malką įdėti. Tai jo, gali malką pakrauti, jeigu nori, visai nesunkia. Įvertinčiau kokias 9 ir aišku, matysim, to tikrai įvertinam tada, kai panaudosim, manau, bet atrodo medžiaga kokybiška, o užanau sumokėjau, man rodos, daugiausiai iš visų 14 eurų, man rodos, neklys. Gerai, kas man dabar svarbiausia ir ko norėčiau apžvelgti. Ar iš tikrųjų tas gera veik, kaip ir atrodo, nes, nu, pagal visko tai šveitants. Ir pažiūram, ar krausant su mon mobiliak, tai aš anau pasidėjau, nu, ant saulės tiesiog. Ir čia galiant įsijung ir, kaip matot, ant jau švei dabar. Dabar turim, nežinau, argi matysis per GoPro tai 55%. Telefons lyg ir kraunas. Nežinau, gal nefokusuot, bet telefonas kraunas kol kas ir visai geras naujienas. Dabar ir po 6:20 tai palikėm iki kokių 7 ir pažiūrėsim, kaip procentų pasikraus. Tai gerai, kol telefons mūsų kraunas, aš sugalvojau, kad aš šį naktį miegos, nu, ant hamako. Nes ant hamako nesmiegojus visą pirmą per naktį. Ir nu tus krosdėlių apsisaugos, nes čia žiauriai yra, nu. Tai jau gal bandyti išsipakuoti, nu. Bet jau toks atrodo per matuoms. Bet aš ano nepasitikiu. Aš tiesiog nenoriu ano pasitikėti. Tai tikriausiai bandysim prie to medį kabinti ir čia šitą, kur ir ta šitą medis. Prie tų 2 kabinsim. Ir kaip suprant, su to virvę reikėtų aplink medį apiniuoti vien gal ir prie tą kalpą prikabinti. Kauna aš galiu pasakyti, kad skamba per paprasta, kad būtų tiesa. Kad reikėtų tiesiog daržą aplink medį ir kabliuką iškabinti. Man rodos, čia bus kažkas. Ir kaip suprantu, vienu pusę jau jį paruošta. Nu, ta pusė man gražiai atrodo. Atrodo, kad visai stipriai laikos. Bet ta pusė neišėjo uždėti kaip nori, nes tas daržas per trumps. Tai galvos taip. Turėm, kol turėm, bet, nu, aš labai abejoju, kad manim laikys. Nes čia tiesiog teikitės įlaiktas daržas. Bet aišku, gal kad atsigulsiam būstą surašims ir nenuslys. Bet ta medžiaga tai nusens užuolaidas. Nemanau, kad aš čia išsilaikysiu ant tonus. Aš dar netikiu, aš manau, kad tai mane nuplyš. Nu, laikas, gera. Arba šįrytį atsikels gerai įsimigojus, arba su antrą lygį galvą sutrenkiam. Tai turim savo pakrovį ir pažiūrama kažko pakrovint. Padėjau kiek įmanoma ant saulę, kad būt, nu, dar užmuint blesgen. Ir 7 valandas. Nežinau, jūs matot, bet... Ne tai, kad nepasikroju, bet dar ir išsikroju 1%. Buvo 5%, kad jau dabar turėjom 5-4. Nu, nežinau, šiaip. Aš nam vis tik dar daug vilčių, kad gal turbūt kokia intensyvesnį saulė. Nes čia dabar tam mišk, tai daugiausiai ant šešėlio ir ant tokie silpnų saulės prabau. Bet kad 1% įsikroju, tai nepatik man. Tai biešk nukrent balsas, sakyčiau, nebe 8, kiek sakiau, nebeatsimint, bet dabar jau kokie 6.
Tai jo, nepasiteisino kol kas kolektorius, nu bet nėra ko įnoryti, aš nugi pirkau iš tų temų, tai nebūtina tur viskas ir veikti. Nu čia jau sensacija, nebūčiau patikėjęs, kad hamakas laikys, nes te su rankom pats, nu žiaurė tą medžiagą, tai kad atrodo, nu tai plonai, dar kits dalyks ant permatų, labai gerą matus peranu, bet jau pasirodo, ant visai neblogą laiką, tai kas dar šiandien mums lieka? Tai mums dar šiandien lieka su to mūsų dujinė, kas ant skaitos viryklė. Sūnų reikėtų dar maisčianį pasigaminti. Ir aš šiandien visai esu nuotaika šašlykų išsikepti. Dar pakankamai ir šalta, ir kuo aš neturiu, tai miegmaišį. Ir aš dabar supratau, kad aš neturiu ir man bus šalta. Tai nežinau, su kuo reiks apsikloiti, gal reikės po hamaku to laužų kuriant, kad šilumą atsuinogar. Nu, žodžiu, dar apie to pagalvojus. Ir ko dar supratau, kad nu, visai nebūtų labai protingai dėti to laužų kuriant mane po hamaku. Nu, nes bus tad, kaip lietuvių vadovėlis aplenkt, tai tiesiog man viskas prie nugarą prikepsi, paskui jau nefaina bus. Ir dabar visko sukratys, nu, jau įmečiau dalį į to mūsų pėčių. Žiaurą aš čia pravargau aš čia, gal gerus minučių, bet atrodo, kad kol kas deg ir nenoriu dabar filmuoti, nes tai jau, man atrodo, vėl mane užges viskas. Tai jo, tai susimatysim, gal kai jau netgi pradėjus kepti jau. Nu šiaip netaip užkūriau, jeigu net tos magnių lasdėlis tikrai nebūčiau užkūris, aš puiskiai minučių pravargau su to titnagu. Nu, kažką pagautų tas drožlės ir užsidegi, bet piršt nusidegino, nežiaurė liepsna taip didelė. Tai jo, tai turėjom savo laužą. Nu, ant snie laužą čia ir viryklį. Tai aš čia šuonį, tipo, nuėmiau visus tus lapus, nu, apdrūgį, jeigu iškris peleną, bet kas man patinka, čia apačiu ir, nu, pelenų surinkėjom punkcijų padaryts, tai ištrauki to plokštelį ir gali iškratyti paskiau. Tai kas man dar patinka apie to pečių, tai pasiim pagalioką, nes su pirštas nusidegint gali. Ir čia malku įdėti šitą keikrek. Nu ir pirmoji partija jau iškėp. Šiaip vienas minus tik takau pastebėjau, kad jeigu kepi ant ant šašlyks, tai nu turi prisižiūrėti, kad nesudegt, nes realiai kepi ant ugniais. O jeigu tu nori kepti ant anglių, tai nu tiesiog sukrent į tau peleninį. Tai galim paragauti, aš aiškiai vos likusi valgiau, bet dar vieną išsaugojau tam, kad kadrą padaryti. Bet čia gavos labai vidutiniški tokie. Ne, jeigu iš tikrųjų, tai šiaip gerai iškep ir skaniai gavos šašlyką. Na, aš gal būčiau biškį laik marinatą darys, kaip ekspertų nuomonė. Bet tikrai gavos gerai ir nu, visai skaniai apskrodė. Tai šiandieną būtų viskas. Pavyko pavalgyti ir įsikepti maistą.
Šiaip žiauriai ryškios šveitas. Esi jau miegoti iš tikrųjų ir 11 vakar, nors ir jį dar šviesa, bet vos ne pois dienos praleido tam miškį prie marių. Šiandieną būtų viskas, tai ryto belaks išsikept maistą, bet jau sukeptųjų, nes turi keptųjų ir reikėtų palyginti, ką panveikti. Šiaip, ko aš pagalvojau, kad aš per daug gerus, per daug paprastus daiktus išsirinkau iš gyvenimo, nes man yra užduotis išgyventi vos parą. Bet šiaip iš tikrųjų pakankamai nesudėtinga. Arba gal daiktą labai gerbiau, katrus užsisakiau, arba reikėtų kokius labiau primityvius imti kitą kartą, jeigu darysiu antrą dalį. Bet jo, kol kas senas viskas gera, turim savo temų įrankius ir susimatysim jau ryte. Nu, labas rytas. Atsibūdam šefnete ir atlaiktas hamaks. Teik laiką, teik ir svorios išbandėm iš tikrųjų, jeigu jau taip sakant. Tai va tepa šį naktį mėgojau ir ko aš tur susamtai lempelį. Ana įmu pats geriausias pirkinys iš tikrųjų iš visų. Ir kiek turi valandų, tai o jau, po 6 turėjom ir kaip man sekės miegoti, iki 2 kažkur taip neblogas sekės, bet paskiau belekiek šalt pasidarė. Nes jau prie to marį, gan vėsiai ir tai 3 kažkur atsibūdau nuo to šalti ir reikėtų plėvelį užsidėti. Tai tikrai išgelbėjai. Buvo vis tiek gan vėsiai, bet išėjau užmėgti su to šalčiu. Ir aš dar įdėjęs, kokį čia garsų tik nebuvo naktį. Tai jau aš kaip manau, kad čia buvo lapė, bet tai garsė, kad driekė, jant čia buvo žiauriai netoli munis, nes girdėjau, ką bėgioju. Tai taip net išgozdant, taip prasibūdino netgi, kad atsikėliau ryte. Tai kas man dar liek šiandien pasidaryti? Tai tikriausia pusrytis. Man idėja buvo praleisti parą su temų įrankės. Bet kad į temų įrankį visai gerbu, aš tikėjausi, kad čia bus tragedija, kad nei tas tens laikys, kad hamaks apšie suplyš. Šiaip iš visų tų pirkinių galim sakyti, kad vos nevis pasiteisin, išskyrus tų saulės kolektorių, ant telefonų mane iškurina, kad pakrauj turėtų. Šiaip jau ragavau, tai žymiai skaniau gavos mane negu tai iš šašlyko. Gal ką neturiu šaukštėlį arba šakutis, tai reiks su pagalviu valgyti. Tai tiek norėjau parodyti šiam kartu. Nebuvo ta užduotis labai sudėtinga su tas temų daiktas išgyventi. Un visko išleidau, spėjau apie 30 eurų gal. Da parašys tiksliai sumą. Kai galvoju, kitam kartu gal iš vis reikėtų dar labiau sumažinti biudžetą. Iki kokį 10 eurų, nes tada ir tų daiktų kokybė nebus per geriausiai. Tai jau, išgyvenom tą parą, ne parą, gal biškį mažiau valandų gans. Susimatysim jau ateinančiam žygį ir tai būtų viskas nuo man šiandien.